Šiandien kalbėsiu apie Ulbinaitės pataisas. Prisiminkite šitą žodžių junginį Ulbinaitės pataisos. Tai yra labai svarbu. Tačiau prieš tai noriu pasakyti, kokia yra stipri ir galinga valstybė Ukraina. Jinai ne tik sugeba daug didesnį, daug kartų galingesnį priešą sulaikyti, neleisti jam okupuoti žemių, išvaryti iš savo žemių, kaip jau jinai padarė ne vieną kartą, tačiau jinai sugeba kovoti su viduje esančiamis grėsmėmis, su didžiausiais, su įtakingiausiais korupcininkais savo šalies viduje. Tai yra šaunuoliai. Lietuvoje tokia situacija šiuo metu yra sunkiai įsivaizduojama. Tai yra kažkas tai iš fantazijos. Taigi apie Ulbinaitės pataisas. Kas tai yra per pataisos? Sveiki atvykę į mano kanalą ir pradėkime. Taigi Ulbinaitė Seime pristatė įstatymų pataisų paketą, netgi visą paketą. Jūs, kaip žinote, Ulbinaitė yra Grybauskaitė žmogus. Kada Grybauskaitė buvo prezidentas, jinai dirbo Grybauskaitėje ir kaip prisiminat vieną istoriją, kada buvo suorganizuota tokia labai didelė žvalgybinė operacija. Aš apie tai esu sukūręs, parengęs laidą ir paleidęs tą laidą, galite ją rasti ir paklausyti. Ir tokia žvalgybinė operacija, kurios pagrindinis tikslas buvo sunaikinti Grybauskaitės konkurentą Artūrą Paulauską čia prieš prezidento rinkimus. Ir tuo metu tai operacija jau pradėjus vykdyti, buvo nutekinta informacija žurnalistams. Bet po to dėl saugumo departamento darbuotojų, dėl kažkokio tai kitų darbuotojų neatlikimo to, ką buvo sutarta, arba atlikimo per daug uoliai ir per anksti, ta informacija pateko pas kitus žurnalistus. Nebuvo padaryti tokie žingsniai, tie, kurie turėjo būti padaryti, ir nepavyko jiems apkaltinti Paulausko tai, kad jisai būtent tas žmogus, kuris nutekino šią informaciją. Ir šita operacija žvalgybinė žlugo. Aišku, kilo skandalas, paskui buvo aiškinimas, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl informacijos nutekinimo, bet Ulbinaitė, kaip rašo spauda, buvo išgelbėta nuo šitos visos problemos. Taigi, dabar jinai vėl labai aktyvi, jinai yra Seime, priklauso konservatorių partijos frakcijai ir jinai pateikė visą paketą įstatymų. Ir kas yra įdomiausia, tai kad šitą paketą tai palaiko tą vadinamą poziciją, kaip aš ją vadinu, tai konservatoriai, liberalai, vardan Lietuvos, bet ir jį palaiko kai kurie socialdemokratai, tame tarpe ir Oleka. Taigi, kaip sakiau, socialdemokratai yra susiskaldę ir kokia jų pozicija vienu kitu klausimu yra gana sudėtinga. Taigi, įstatymų paketas. Kas tai yra per daiktas? Iš esmės jisai pakeis medijų reguliavimą, bausmes, kontrolę medijų. Iš esmės yra keičiamas ne tik visuomenės informavimo įstatymas, yra keičiamas baudžiamas kodeksas, yra keičiamas administracinis kodeksas, nors dabar yra numatytos bausmės už propagandą, už kurstymus, už žmogaus orumą žeminimą, už melagingos informacijos paskleidimą, tai už tą patį dezinformaciją. Tačiau pasirodo, kad šitų nuostatų, šitų straipsnių nepakanka, reikia priimti naujus. Ir priima naujus. O tie, kada siūlo priimti šitą paketą įstatymų, tai yra įstatymų pataisų paketą, tai čia yra dvi didelis problemos ir tas problemas aš dabar jums noriu išsakyti. Jos jau buvo išsakytos viešai, bet aš noriu jas akcentuoti dar kartą, kad jūs suprastumėte, kame čia yra problema. Tai pirma, tai, ką siūlo Ulbinaitė, tai yra guminis įstatymas. Pagal tas nuostatas galima bet kurį asmenį, kuris viešai pasakė, parašė Facebook'e, LinkedIn'e, Instagram'e, bet kuriam kitam socialiniam tinkle, YouTube'e pasisakė kažkokį tai komentarą,
galima jį patraukti arba baudžiamojam, arba administracinę atsakomybėn. O jisai toks įstatymas yra guminis, jis toks yra neapibrištas, kad bet kurį pasisakymą galima pripažinti kaip nusikalstamo arba įstatymo pažeidimu ir to žmogaus atžvilgiu galima imtis veiksmų. Taigi, kam nori, tam taikai, o kam nenori, tam netaikai. Tai yra tokia pasirinktinė būtent teisė. Antra problema yra tame, kad įstatymas šitas bausmes skirs ne teismai, taip kaip turėtų būti. Teisme vyksta ginčas tarp advokato, tarp prokuroro, tarp kaltintojo ir tarp gynėjo ir dar teismas gali priimti vieną ar kitą sprendimą. Šiuo atveju yra nurodyta tai, kad sprendimą, tai pavyzdžiui, 1000 bausmes skirti galės biurokratai. O jūs paskui eikite į teismą ir tenais aiškinkite savo santykius. Tas aiškinimas jums užims 2, 3, 4 ar 5 metus. Tačiau tuo metu, kada jūs aiškinsitės, jūs negalėsite vesti jokių laidų, negalėsite rašyti kažko tai, negalėsite nieko daryti, skleisti kažkokiu tai žinių, kurias jūs apie tai anksčiau skleidėte. Žinių tai reiškia kritikuoti, pavyzdžiui, poziciją. Konservatorius, liberalus ir taip toliau. Kritikuoti, jeigu kritikuoji, tai reiškia, tu darai teisės aktų teisės pažeidimą, taip nustatė biurokratai, pritaikė tą įstatymą, įskyrė tau 10 000 eurų baudą. Tu užpykai, tai aišku, tau užraudė tenais daryti tą laidą kažkokį, tai rašyti kažkokius tai straipsnius, skleisti tą informaciją ir tu kreipiesi tada į teismą ir tenais bylinėjasi keletą metų. Kuo tas bylinėjimasis pasibaigs, jau nesvarbu, kaip ten bus ir kas ten bus po kokių 2 ar 5 metų. Taigi 2 problemos. Įstatymo paketai, kurie apibrėžia, kas tai yra veika nusikalstama arba teisės pažeidimas, yra labai guminis. Kur nori, ten patempsi. Kam nori, tam pritaikysi. Antra problema tai yra tai, kad bausmę skirs ne teismai, o bausmę skirs biurokratai. Čia yra didžioji problema. Kodėl nusprendė Ulbinaitė būtent daryti šitą žingsnį? Būtent pateikti šitą įstatymo paketą. Aišku, jį ruošia protingi žmonės, teisininkai, todėl kad jie apima ne vien tik tai ten baudžiamo kodeksą arba administracinį kodeksą arba visuomenės informavimo įstatymą, bet ir visus kitus įstatymus. Tai yra labai rimti pakeitimai tokios sistemos. Viskas yra apgalvota, viskas yra apskaičiuota, numatyta. Ir kokia priežastis? Viešai yra pateikiama priežastis tokia, kad bus kovojama su Rusijos propaganda. Neva dabar neužtenka tų įrankių, reikia papildomai priimti naujų, tam, kad ta kova būtų efektyvesnė. Aš kiek suprantu, tai dabar yra straipsniai, kuriuos galima taikyti, tačiau jų niekas netaiko. Dabar niekas nekovoja. O dabar, kada jau jie priims tą kitą įstatymą, kada išplėstas formuluotės, štai tada bus galima taikyti ir daryti. Taigi, kova su priešu, kova su Rusijos propaganda, kova su Rusijos skleidžiama dezinformacija. Taip yra sakoma viešai. Ir iš tikrųjų skamba labai rimtai. Kasgi gali paprieštarauti? Vyksta karas. Rusija yra priešas ir mūsų priešas yra. Ir Rusija nori čia dominuoti. Ir Rusija vykdo įvairias slaptas operacijas Lietuvos teritorijoje, daro įtaką, spaudimus ir taip toliau panašiai. Ir bando plauti smegenis žmonėms. Tai kaipgi tu nekovosi su šita grėsme? Kovosi. Ir taip visi lygtai palaiko ir turėtų palaikyti, ir kas nepalaiko, tas yra vatnikas, Rusijos draugas, Lietuvos priešas ir taip toliau ir panašiai. O mano galva, tikroji priežastis yra visai kitame. Tikroji priežastis yra ta, kad pozicija nori susidoroti su opozicijos, tą vadinamą alternatyviąją žiniasklaidą. Ta, kuri įgauna populiarumą.
per YouTube kanalą, surenka 10 tūkstantinių, 100 tūkstantinės peržiūras, žiūri ir čia būtent opozicinės partijos turi galimybę skleisti savo mintis, savo programą, atskleisti, kas yra blogo nustatyta, pateikti taip, kaip jie mano auditų išvadas, o ne taip, kaip jos yra paskleidžiamos oficialiuose tenais žiniasklaidos priemonėse ir menkinamos, kad čia nieko ypatingo nevyko ir taip toliau. Vienu žodžiu, yra skleidžiama tokia informacija, kuri netinka pozicijai. Ir tai pozicija mato, kad tai yra labai rimta jėga, ypatingai po to, kada buvo skirta 100 tūkstantinė bauda, tai būtent alternatyviai žiniasklaidai, ir jinai sugebėjo surinkti reikiamą sumą per labai trumpą laiką. Ir tai parodė, kad yra daug žmonių, yra didelė visuomenės dalis, kuri jau mato problemas, supranta problemas dėka būtent šitų žiniasklaidos sklaidos. Ir čia yra grėsmė pozicijai. Dėl to jinai ir imasi šitų veiksmų. Imasi tam, kad būtent neutralizuoti šitą grėsmę. Taigi, jokiais būdais negalima balsuoti, negalima remti šitų įstatymų pataisų. Jokiais būdais, nes jos ves į diktatūrą, nes jos ves į cenzūrą, nes jos apribos žmonių teises gauti objektyvią informaciją, kaip ir iš kairės, taip ir dešinės, gauti skirtingas nuomonės apie vienus ar kitus dalykus. Aš tai manau, ir daugelis su manim sutiks, tai kad šitas žingsnis, kuris yra daroma, tai Ulbinaitės pataisų pateikimas, yra iš bendro plano išimtas tik tai viena detalė, tik vienas žingsnis. Pavyzdžiui, kultūrininkų mitingai, kurie reikalauja keisti koaliciją, griauti ją iš vidaus, varyti Nemuno Aušrą lauk, kad reikalauja keisti ministrus, ne tuos viceministrus paskyrė, taip toliau, ir jų kišimasis į politinius procesus. Toliau nuolatinis sabotažas valdžios, neleidžia jai dirbti, jinai yra kritikuojama kiekviename žingsnėje ir darbas jos darosi praktiškai sudėtingas ir neįmanomas ir jinai pati nėra ypatingai stipri, kompetitinga, tai jai reikėtų kaip tik padėti ir žiniomis, ir patirtimi, bet yra daroma atvirkščiai. Atskirų politikų diskreditavimas, alternatyvių kanalų bandymas eliminuoti alternatyvius informacijos sklaidos kanalus ir taip toliau ir panašiai. Ir visa tai įeina į vieną kovą. Kovą prieš tuos, kad rinkėjai išrinko ne tuos žmonės į valdžią. Valdžioje yra ne tie žmonės. Pozicija nori susigrąžinti savo valdžią ir nori išlaikyti tą sistemą, kuri yra sukurta įvairiuose srityse arba įvairiuose sektoriuose. Taigi kova vyksta ir jinai vyks toliau. Aš netgi pasakyčiau tai, kad kova vyksta žūtbūtinė, tik iš vienos pusės yra dar kovotojas silpnas, nors jis yra valdžioje ir turi valdžią savo rankose ir gali iš tikrųjų labai daug ką padaryti, o iš kitos pusės yra finansiškai labai stipri jėga. Žiūrėsime, stebėsime ir analizuosime ir vertinsime įvykius ir žiūrėsim, kaip viskas vyks toliau. Taigi ačiū už dėmesį ir iki kito karto.